Čia yra 2 po 20 paralelė. Ar įmanoma, kad šitoje aikšteliai visas karves pamelžtų vienas žmogus? Labai gera provokacija, labai geras klausimas ir aš tikrai jį atsakysiu. Fermos vadovas, kada priiminėja sprendimus dėl melžimo, tai jisai turi atstovauti 2 labai stiprius vaidmenis – vadybinį ir technologinį. Iš vadybinės pusės jam reikia žinoti, kokius žmonės priimti, kaip pamainą sudaryti, kiek aikštelėje žmonių turi melžti, galų gale kokią aikštelę reikia įrengti. Iš technologinės pusės jam reikia žinoti, kaip iš karvės išgauti visą pieną, kaip melžimo metu karvei nepakenkti, kaip padaryti, kad pienas atitiktų kokybinius parametrus, bakterinį užterštumą, somatinių ląstelių skaičių. Taigi visą laiką jo galvoje tarsi šnekasi 2 balsai – vadybinis ir technologinis. Tai va šiandien mes drauge su Julija ir pabūsim tie 2 skirtingi balsai. Aš pabūsiu tas vadybinis balsas, o Julija pabūs technologinis balsas. Trumpai papasakosiu apie save, o Julija pristatys save. Aš esu Donata Uchockienė, pieno ūkių srityje dirbu daugiau kaip 30 metų. Pagrindinės mano kompetencijos yra veisimas, reprodukcija, pieno ūkių vadyba. Ir vat būtent aš pabūsiu šiandien tas vadybinis balsas, kuris bandys provokuoti tą technologinį balsą įvairiose fermos situacijose. Ir dabar pakviesiu prisistatyti Juliją. Aš esu melžimo konsultantė, technologė. Daugiau nei 15 metų konsultuoju ūkius ir ūkininkus dėl melžimo. Padedu išmokti ir sutvarkyti efektyvų ir teisingą melžimą, tam, kad ir pasiimti visą pagamintą pieną ir išlaikyti karvių sveikatą. Ir pradėti aš norėčiau nuo provokacijos. Julija, kaip tu galvoji, ar yra įmanoma melžti aikštelėje, va tokioje, kaip mes dabar esam? Čia yra 2 po 20 paralelė, šonas prie šono, taip vadinama side by side, paralelė aikštelė. Vienoj pusėje stovi 20 karvių ir kitoj pusėje stovi 20 karvių. Ar įmanoma, kad šitoje aikšteliai visas karves pamelžtų vienas žmogus? Kad vienu metu šitoje aikštelėje dirbtų vienas žmogus? Labai gera provokacija, labai geras klausimas ir aš tikrai jį atsakysiu, bet pabaigoje. O dabar pakalbėkime apie daug svarbių dalykų, kurie sudaro visą melžimo esmę. Gerai, tegu lieka tas klausimas pabaigoje. Tai vat likite su mumis iki pabaigos ir pačioj pabaigoj mes išsiaiškinsim, kiek gali padaryti vienas žmogus ir ar tikrai jisai pajėgus melžti šitoje aikštelėje vienas. Ir dabar, Julija, ką tu išskirtum kaip pačius esminius melžimo dalykus? Kaip pati esmė yra teisinga ir stipri melžimo rutina. Melžimo rutina gali būti pilna, jinai iš 6 žingsnių sudaryta, gali būti sutrumpinta, gali būti minimali, gali būti išvis ekstremaliai minimali. Tai anot Julijos nėra vieno atsakymo į visus klausimus. Kaip matom, rutinų yra bent 4 rūšis, ką jinai pavardino. Tai dabar paprašykime Juliją paaiškinti, kuo skiriasi, pavyzdžiui, pilna rutina nuo sutrumpintos rutinos, nuo minimalistinės rutinos ir nuo ekstremaliai minimalios rutinos. Kaip mums susigaudyti visame šitame spektre? Tai pilna rutina, jinai, kaip ir sakiau, susidaro iš 6 žingsnių. Tai pirmas žingsnis yra pre-dip, tai spenių dezinfikavimas prieš visą valymą ir ruošimą. Antras žingsnis yra pirmųjų čiurkšlių numelžinėjimas. Trečias žingsnis yra spenių valymas. Ketvirtas žingsnis yra svarbus momentas išlaukti nuo 60 iki net 120 sekundžių tarp valymo ir aparato uždėjimo, tam, kad karvė spėtų atleisti pieną. Aparato uždėjimas. Ir kai aparatas nusiima, karvė yra išmelžta, post-dipas taikomas, irgi spenių dezinfikavimas tam, kad padėti speniams, spenių kanalams užsidaryti. Čia yra pilna rutina. Sutrumpinta pilna, kai mes kažkokius žingsnius sujungiame į vieną. Pavyzdžiui, kartu su numelžinėjimu daroma ir spenių valymą. Arba naudojame dezinfikuojantį servetėlį, kuri iš karto mums
vaikai kaip predip dezinfekuoja spenius, o taip pat nuvalo spenius. Čia yra sutrumpinta pilna rutina. Minimali rutina, kai mes kažkokį tai žingsnį išmetame, pavyzdžiui, nedaroma predip dezinfekcijos, arba nedaroma spenių numelžinėjimą, arba neišlaikome to laiko tarpo tarp nuvalymo ir aparato uždėjimo. Laiko tarpas yra sutrumpintas, kai mes tik tai nuvalome spenius ir iš karto uždedam melžimo aparatą. O ekstremaliai minimalę, kai mes nieko nedarome, karvė atėjo, mes iš karto uždedam ant jo melžimo aparatą ir melžiam. O, skamba pakankamai įžūliai, ypatingai ta ekstremaliai minimali rutina. Tačiau kaip tai įžūliai beskambėtų, man yra tekę sutikti, kad, pavyzdžiui, šitokioje aikštelėje melžiančios dvi melžėjos būtent taip ir melžia. Ir nebūtinai tai yra blogiausias ūkis. Gali būti, kad tiesiog tą dieną jos taip nusprendė, tą savaitę jos taip nusprendė. Tiesiog pastebėjo, kad niekas jų nekontroliuoja ir tiesiog taupo laiką. Jom atrodo, kad jos taupo laiką ir greitai ir gerai atlieka darbą. Karvės eina į aikštelę, jos deda melžimo aparatus, pailsi, tada kitai pusiai sudeda melžimo aparatus ir gražiai, sklandžiai, be jokių bereikalingų judesių, jų manimo, jos užbaigia melžimą. Tai man yra tekę tai sutikti. Negalvokim, kad čia yra kažkokios žinios iš kosmoso, tačiau, kiek žinau, mokslininkai aktyviai pakankamai dirba tose srityse ir jie vertina visas tas rutinas ir labai stengiasi išskirti kiekvieną žingsnį, jo svarbą, jo reikšmingumą. Ir gal, Julija, dabar galėtų mum paakcentuoti, kas tose rutinose yra tie svarbiausi momentai. Tai mano manimu yra 3 svarbiausi momentai. Pirmas momentas yra spenių valymas. Tai turi būti kruopščiai, stipriai išvalytas kiekvienas spenis, stipriai paspaudžiamas kiekvienas spenio galiukas tam, kad karvė eitų stiprus signalas į smegenis, kad reikia atleisti pieną. Ir žinoma, kad speniai būtų švarios. Antras svarbus momentas tai yra teisingai išlaikytas laiko tarpas nuo spenių valymo iki aparato uždėjimo. Tam, kad karvė spėtų atleisti pieną, kad suveiktų oksitocinas ir karvė spėtų atleisti pieną, kad aparatą neuždėti ant tuščio tešmens. Ir trečias labai svarbus momentas yra po melžimo būtinai užtaikyti dezinfekciją, postdipas, tam, kad kai karvė išeina į tvartą, kad į atidarytą pieno kanalą nepatektų bakterijos, patogenai iš mūsų tvarto, kad tas dezinfektantas padėtų speniams gerai užsidaryti. Supratau. Reiškia, ne visi proceso etapai yra vienodai svarbus vadybinė prasme. Jau čia gali būti toksai kaip lengvas įvadas į tolimesnę mūsų šneką, ką daryti, jeigu mes norime rutiną sutrumpinti. Tačiau prieidami prie šito klausimo, gal prieš tai mes skirkime dėmesio kažkiek tai, kad paaiškinti kiekvieną iš 6 rutinos žingsnių. Kas svarbu kiekviename žingsnyje? Kas svarbu yra predipė, kas svarbu yra valyme, kas svarbu yra numelžime, pauzėje, kurią mes išlaukiam iki aparato uždėjime, postdipe. Kokie pagrindiniai key momentai yra tose visose procesuose? Pradėkim nuo predipo. Predipas yra svarbus tam, kad išdezinfikuoti spenius ir tam, kad visą tą purvą, kuris yra ant spenių, kad jį truputį atitarpinti, kad spenių būtų galima lengvai ir greitai nuvalyti. Bet tie predipai veikia tik tada, kai mes išlaikome jų mažiausiai 30 sekundžių ant spenių. Tai reiškia, aš negaliu pradėti valyti spenius iš karto, kai aš užtaikiau predipą. Man reikia išlaukti 20-30 sekundžių. Tai nebūtina, man reikia stovėti prie kiekvienos karvės ir laukti 30 sekundžių. Aš galiu užtaikyti predipą 5, 8, 12 karvių, tada sugrįžti prie pirmos, per tą laiką jau praeis 20-30 sekundžių ir aš galėsiu jau pradėti valyti spenius. Tai svarbus momentas su predipu, kad jisai dezinfikuoja ir tą dezinfekciją reikia išlaikyti mažiausiai 30 sekundžių. Antras žingsnis – numelžinėjimas.
Numelžinėjimas yra svarbus tam, kad aptikti mastytą. Tam, kad išmelžti kiekvieną spenį ir pasižiūrėti, ar švarus yra pienas, ar jame nėra mastyto požymių. O taip pat tai yra pienas, kuris yra senas pienas, kuris buvo nešiojamas pusę dienos spenyse ir ten yra daug bakterijų. Tai va svarbus momentas mastyto aptikimas. Trečias žingsnis – spenių valymas. Tai čia jau aišku, kad nuvalyti spenius tam, kad jie būtų švarūs ir sausi, kad melžimo aparatas būtų uždėtas ant sausų švarių spenių tam, kad pienas, kurį mes melžiam, būtų švarus. Labai svarbu kruopščiai išvalyti kiekvieną spenį, ypač spenių galiukus, iš kurio bėga pienas. O dabar pakalbėkime apie laiko tarpą tarp stimulacijos ir melžimo aparato uždėjimo. Karvės organizmas taip sukurtas, kad jos pienas yra gaminamas oveoliuose, o atiduodamas per tešmenį. Tam, kad pienas iš oveolių nusileistų į tešmenį, karvei reikia duoti signalą. Tas signalas yra, pavyzdžiui, veršiuko priėjimas ir jisai sako, mama, aš noriu pieną, jisai stipriai stimuliuoja karvės tešmenį ir tada karvė supranta, kad reikia atiduoti vaikui pieną. Tai ta stimulacija gali būti ir numelžinėjimas, ir valymas, ką jūs atliksit pirmiau. Karvė į smegenis gauna signalą, kad reikia atiduoti pieną ir tada pradeda veikti organizme hormonas oksitocinas. Tam, kad jisai pradėtų veikti ir praeitų per visą organizmą, prireikia maždaug 1–1,5 minutės. Būtent todėl reikia išlaikyti šitą laiko tarpą, tam, kad karvė atleistų visą pieną ir mes uždėtume aparatą ant tešmens pilno pieno, o ne ant tuščio. Melžimo aparato uždėjimas. Šiame momente yra svarbu uždėti labai greitai melžimo aparatą tam, kad kuo mažiau oro patektų į sistemą, kad aparatas kuo mažiau švilptų. Post-dip yra labai svarbus, nes kai karvė yra pamelžta, jos pieno kanalas yra atidarytas maždaug 40 minučių po melžimo ir kol jisai užsidaro, per tą laiką į spenį gali patekti visi mikroorganizmai, patogenai, bakterijos, kurių yra labai daug tvarte. Būtent todėl tas post-dip dezinfekcija jinai padeda apsaugoti spenį nuo šitų visų mikroorganizmų patekimo į spenio vidų. Todėl jisai yra būtinas ir labai svarbus kiekvieną spenį iki pat galo išdezinfikuoti. Įdėmiai klausiau, Julija, tavo 6 žingsnių sistemą ir nepastebėjau aparatų nuėmimo. Kaip yra su aparatų nuėmimo? Dažniausiai tokiuose aikštelėse ir panašiuose, kaip mes dabar esame, melžimo aparatų nuėmimas vyksta automatiškai. Ir tai yra melžimo aikštelės nustatymai. Ir apie tai galim padaryti dar atskirą ilgą video apie melžimo aikštelės nustatymus. Ir atidėkim čia ne šiandien. Bet vienas labai svarbus momentas, kurį norėčiau pasakyti apie tai, nes tai yra tikrai labai geras klausimas, tai yra viena klaida, kurių dažnai naudoja ūkiai melžimo aparato nuėmime, tai uždeda rankinį melžimo aparato nuėmimą, ta prasme, melžimo aparatas nenuimamas iš karto automatiškai, o laukia, kol žmogus prieina. Tai tokiu būdu mes darome permelžimą karvei, karvė išmelžima tuščiai ir traumuojam melžimo kanalą ir karvių spenius. Buvo paminėta tikrai labai svarbi klaida. Ir aš dar netgi norėčiau pridėti, ką aš esu mačiusi aikštelėse. Tai vyksta ne tik tai rankinis nuėmimas, bet ir prieš nuėmimą patempimas aparato. Dar melžėjas nusistato rankinį nuėmimą, tada jį patempia, tada tuščiai pamelžia kurį laiko ir tada jau galiausia jau ir karvė pati netgi pradeda spardytis ir numetinėti aparatą, ir tada jau gerai jisai būna nuimamas. Bet nebejoju, Julija, kad tu pastebėjai ir daugiau klaidų melžimo aikštelėse. Gal tu galėtum dabar taip trumpai, konspektyviai supasakoti, kokias tu dažniausiai matai klaidas melžimo aikštelėse? Tai melžimo rutinoje, kaip ir mes kalbėjome, nėra tiek daug žingsnių, bet jeigu kiekviename žingsnėje padaryti klaidą, tai bus tiesiog krūva klaidų.
Pradėkime nuo predipo. Dažniausia klaida, kuria yra padaroma, tai yra per anksti pradedama valyti karvę ir tas dezinfektantas, tai gali būti putas, tai gali būti sprėjus, tai gali būti servetėlės, nespėja suveikti, nespėja išdezinfekuoti spenius. Sekanti labai didelė klaida, kuri yra daroma, tai neišlaikomas laiko tarpas tarp stimulacijos ir melžimo aparato uždėjimo. Melžimo aparatas uždedamas ant karvės, kai tešmenyje dar nėra pieno, speniai melžiasi tuščiai ir vyksta permelžimas, traumuojamas pieno kanalas, traumuojami speniai. Dar viena labai didelė klaida yra nepritaikomas postdipas po melžimo, karvė išleidžiama į tvartą arba į lauką su pradarytais pieno kanalais po melžimo ir tokiu būdu jinai pagauna labai daug patogenų ir mikroorganizmų į tešmenį ir tuomet aukšti somatai turim daug mastitų ir neišsaugotos pieno spenius. Julija, aš dabar jau pradėsiu ginčytis, kaip ir su manim ginčijasi fermų žmonės, kurie melžia karves. Jie sako, tu pažiūrėk, mes kai uždedam aparatą, pienas bėga. Jis netgi pienas bėga jau mum tešmenį ruošiant. Jau mes pradedam ruošti tešmenį, karvė pradeda stimuliuotis, pradeda bėgti pienas. O kai uždedam aparatą, tai 100% pienas bėga. O tu sakai, kad melžiate tuščią tešmenį. Tai kaip čia reikia rasti tiesą šitame klausime? Jie sako, kad pienas bėga, tu sakai, kad tešmuo tuščias. Kur tiesa? Taip, teisingai, pienas bėga. Bet dabar išsiaiškinkime, kodėl ir kaip tai veikia. Mes turime žinoti, kad pas karvę pienas yra dviejose vietose – alveoliuose ir ertmėje tarp alveolių. Pirmiausia, išbėga pienas iš ertmės. Tai užima maždaug apie 1 minutę, sudaro apie 2-3 litrus pieną. Ir tada prasideda tuščias melžimas, nes iš alveolių pienas dar nėra atleistas. Ir tuomet traumuojami yra speniai. Tai svarbu žinoti, kad per melžimo yra 2 vietas. Viena vieta yra melžimo pabaigoje, kai karvė yra išmelžiama tuščiai, o antra vieta yra melžimo pradžioje, kai aparatas uždedamas per anksti. Ačiū, Julija, labai gražiai paaiškinai, kaip vyksta tešmenyje. Tai va turėkime omenyje, kad jeigu uždedam aparatą ir matome bėgančią pieno srovę, tai nepatingėkime pastovėti ilgiau ir pastebėti, kiek laiko ta srovė taip tvarkingai ir gražiai bėgs. Ar neateis tas momentas, kada jinai sumažėja. Arba atsidarykime kompiuterio programoje tą vietą, kur yra pieno atleidimo kreivės ir nepamatysime tenai tokio labai išraiškingo dantuko, kuris būtent kalba apie tą vietą, kaip Julija pabrėžė, permelžimas melžimo pradžioje. Tai Julija, dabar grįžkim prie tos pradžios intrigos. Tai ar įmanoma yra aikštelėje 2 po 20 paraleliai, kad melžtų tik tai vienas žmogus? Ar įmanoma tai padaryti? Teoriškai įmanoma. Bet yra labai daug svarbių dalykų, kuriuom reikėtų pasiruošti. Tai turi būti atsakingas žmogus, kuris žino ir supranta, kodėl jisai daro ir ką jisai daro. Kokie yra pasiekmes nedarimo arba kokie yra pasiekmes darimo kitaip. Taip pat tai turi būti viską labai suorganizuota aplink tą žmogų ir kai naudosime sutrumpintą melžimo rutiną. Tai kaip turėtų atrodyti ta sutrumpinta melžimo rutina, kaip reikėtų išsaugoti tuos pačius svarbiausius momentus ir ką būtų galima praleisti ir paleisti. Ir kiek užtruktų vienos karvės apdorojimas pagal tą sutrumpintą melžimo rutiną? Tai kaip aš daryčiau savo ūkyje, melžiant karves pati, aš sujungčiau predipą, valymą ir spenių numelžinėjimą į vieną. Karvių spenių valymą daryčiau su dezinfekcinė servetėlė, kuri iš karto ir dezinfikuoja ir valo. Tai pirmiausia, prieinant prie kiekvienos karvės, numelžiu 4 šiukšlės ir tada nuvalau 4 spenius. Tai maždaug vienai karvė užtruktų 10-12 sekundžių, priklausomai nuo mano greičio ir karvių švaros. Paruošiu 10 karvių, sugrįžtu prie pirmos, praeina laiko tarpas 10 karvių po 10 sekundžių, tai yra 100 sekundžių.
Tai va 100-120 sekundžių aš įtilpu į tą laiko tarpą, kai karvė spėja atleisti pieną ir aš pradedu uždėti aparatą melžimo, sugrįžtu prie pirmos ir uždedu melžimo aparatus nuo pirmos karvės, 10 karvių ir vėl praeinu prie sekančios 10 karvių. Taip pat ruošiu 10 karvių, uždedu melžimo aparatus, apsisuku ir einu dirbti su kita pusė. Žinoma, po melžimo reikia pritaikyti postdipą. Tai irgi galima padaryti automatiškai, kad melžimo aparatas taikytų postdipą kiekvienai karviai automatiškai. Na, klausimas čia buvo toksai labiau provokacija, bet tai nereiškia, kad pasaulyje nėra taip daroma. Lietuvoje aš neradau nei vienos aikštelės, kuriame melžtų vienas žmogus 20 po 20. Netgi turbūt neradau nei vienos aikštelės, kur 14-15, kur yra tipiška vieno žmogaus aikštelė, 2 po 14, 2 po 15, kad melžtų vienas žmogus. Kartais net 2 po 10 melžia 2 žmonės. Ir kas yra liūdniausia, kada randi, pavyzdžiui, vieno žmogaus aikštelę, tarkim 2 po 10, tenai duobėje stovi 2 melžėjos ir tos 2 melžėjos net nesivargina padaryti pilną rutiną. Jos susitrumpina rutiną, praleidžia kažkokius tai žingsnius, atsipalaidavusios, neaišku, ar neišmokusios, ar nesąžiningai atliekančios savo darbą. Tačiau va čia būna toksai pats liūdniausias vaizdas, kada visa Lietuva šneka, kad nėra žmonių dirbančių fermose ir realiai neradau nei vienos aikštelės, kur būtų žmonių per mažai. Ir yra begalybė aikštelių, kuriuose žmonių yra per daug. Tai va, tokia provokuojančia gaida šiandien turbūt ir norėtųsi baigti, kad teoriškai galima, ar verta, čia jau reikia spręsti patiem, nėra vieno sprendimo kiekvienai fermai, nėra vieno sprendimo kiekvienai aikšteliai. Kiekviena ferma ir kiekviena aikštelė turi savo vienintelį sprendimą. Ir turi būti ir žmonės surinkti, ištreniruoti, ir rutinos nustatytos, ir karvės apsaugotos, ir pienas paimtas, ir visi svarbus dalykai turi būti atlikti. Ir tai, ką mes dabar su Julija kalbėjom, tai yra normos, kurias reikėtų siekti, dalykai, kurių reikėtų siekti. Tačiau kaip tai konkrečiai veiks jūsų ūkyje, tai turi būti jūsų sprendimas. Ir būtent tą sprendimą turi priimti vadovas, kurio galvoje turi būtent vienodai darniai skambėti tie 2 balsai – vadybinis ir technologinis. Tai va čia yra tokios mano pabaigos įžvalgos ir paprašysiu Juliją taip pat padaryti jos pabaigos įžvalgas ir palinkėjimus ūkiams. Tai norėčiau palinkėti vadovams, kad jų melžėjai, jų darbuotojai žinotų ne tik tai, ką reikia daryti, bet ir žinotum, kodėl reikia daryti. Kad jie žinotum karvių fiziologiją, kad jie žinotum, kodėl tie žingsniai yra svarbus, kodėl svarbu jas atlikti. Ir jeigu jie priima sprendimą kažką daryti, kažką nedaryti arba kažką daryti kitaip, kad jie žinotų, ar jie kenkia karviai, ar jie kenkia karvių sveikatai, tešmens sveikatai, ar jie padeda karviai. Va toks būtų mano palinkėjimas. Jeigu jau žiūrėjote iki šitos vietos, reiškia, ta tema jums nesvetima. Komentuokit, laikinkit, ginčykitės ir prenumeruokit kanalą. Ateityje duosime daugiau tokios medžiagos.